Nu čia bėga. Viena jungtis leidžia. Tai palauk. Kaip čia taip prispausta? Čia yra tarpas tarp čerpės ir šito, o čia čerpė iš karto prisiglaudusi prie skardos. Taip negali būti. Gerai, čia turime aukščiausią dalį. Reiškiasi jungtis aukščiausiai daly ir žemiausiai daly. Žemiausiai daly negali būti jungties, turi būti ištisinis lanksinys. Bet šitas daiktas turi būti suvalcuotas. Jie neužtenka taip, kad va suklijuot, joks klijus taip nelaikys. Per čia irgi palenda. Tiek prisninga, jisai visas, parodysiu, jisai vat prisninks vat tiek. Ir tas sniegas visas tirpdamas, slėgis spaus vandenį ir vanduo užlindinės jums už plėvelės. Tai dabar neaišku, kokio dydžio šičia yra šitas lanksinys. Nu va, jisai yra iki šitos vietos. Jeigu jisai eina iki šitos vietos, iki pusės čerpės, jeigu iki čia, po juo tikrai palenda sniegas. Dar viena jungtis. Šitus gaminius galima užsakyti 6 metrų. Yra gamintojai, kurie parduoda 6 metrų. Tai turime šį čia jungti. Įsivaizduokit, dabar čia pastoviai lenda sniegas, tirpsta sniegas ir tirpdamas vanduo palenda. Oi, varžtas įsuktas. Varžto negali būti šitoj vietoje jokiais būdais. Viskas čia turi būti suvalcuota. Tarpinė laiko 5 metus. Ne, žemiausiai vietoj varžtas negali būti. Ir čia varžtas. Reikės pažiūrėti, ar ten varžtai yra. Šitas daiktas turi būti išlys taip ir šitaip užsilenkti, kad nebūtų pasipriešinimo skardos, nes čia klijus silikonas laiko 10 metų ir paskui už jo pradės jisai atsiklijos ir už jo pradės lysti vanduo. Čia gražiai padaryta, čia nubėgimas į tą pusę, bet šitas yra prieš plauką. Bet juk čia nėra ventiliacijos. Šitas stogas nesiventiliuoja. Su ventiliacija. Stogas turi ventiliuotis. Čia yra užkelta va tiek į viršų. Žiūrėkime, laikosi vanduo. Jisai neskuba ištekėti ir šičia yra padarytas kalniukas. Jisai neišteka. Jisai visą laiką, keli milimetrai, čia laikosi. Tik tai, kai viršyje vandens slėgis šitą kalniuką, tada jisai išteka. Pažiūrim, kas čia turi. O, čia. Kiek jisai užlenda. Nu, čia viskas aišku.